Dovydas Giedraitis nuo pat pirmų akimirkų dirbo tikrai neatsitiktinai su Karliku Džounsu. Po 26 naudingumo balus jis rinko pastaruoju metu ir jis yra rezultatyviausias komandos žaidėjas. Čia neblogos gynybinės pastangos, bet reikia žaisti iki galo. Dovydas Giedraitis šiek tiek užsimiegojo ir puikus Karliko Džounso įkirtimas ir 2-0 pirmauja Partizan komanda. Čia Isaiah Maikas su Lonnie Walkeriu. Pirmasis Lonnie Walkerio metimas yra tik metimas. Na, jeigu Lonnie Walkeris užtikrintai metė, Deividas Sirvydis labai neužtikrintai atliko savo pirmą metimą, nors situacija tikrai buvo gera. Užtvara išlaisvintas Sirvydis, tai Reikas Džounsas kyla labai. Matom, kad 2-2 situacijose žalgiriečiai stringa gynyboje. Aišku, tai gali inicijuoti labai greitą keitimą iš Andrė Trinkierį. Čia Lonnie Walkeris dar, bet jau ant plauko tą padaryti Kauno Žalgiriui. Žalgiris Ulanovas nugarą į krepšį. Taip daro tai, ko nedarė Olimpijakos per Vaniją Marinkovičių. Sprendimas čia Džounsas stato užtvarą Džounsui. Braunas. Dansonas prieš Tyreeką Džounsą. Pagalba gynyboje sujuda kamuolys, Vanija Marinkovičius visiškai laisvas. Na, prieš Džounsą. Bent jau pačioje pradžioje pasižiūrėti, jeigu tu gausi vieną kitą metimą, tada gali galvoti apie dvigubą. Lonnie Walkeris, reikia galvoti apie atakos pabaigą ir Matas Mitchellas pasirodo aikštėje. Dar vienas žaidėjas, kuris gali savo jėgą turėti pranašumo situaciją prieš tiesioginį oponentą. Karlikas Džounsas atsitraukia gynybą šiek tiek nuo Sterlings. Jau turime 4 komandas pražangas, žalgiriečių turi tik tai vieną. Taip, dabar jau nebegali taip kietai stabdyti varžovų pražangomis Kauno Žalgiris. Isaiah Maikas, dar vienas puolimą praplėsti iš esmės galinti žaidėjas, bet taip reikia susirinkti kamuolius. Donstonas blokuoja Džounsą. Ir pražanga. Deividas Sirvydis. Kamuolį vėl atrodo Edgaras Ulanovas prašo. Taip, čia 2-2. Deividas Sirvydis, 1-1 žaidimas vėl. Pamatė šalia savęs jau nebe aukštą ūgį, o gynėją žaidžia iki galo ir bravo Deividui Sirvydžiui už drąsą. Puikiai, matom, puikiai Verpstė sustabdė į dešinę pusę, puikiai Verpstė į kairę pusę ir Deividas Sirvydis pelno pirmosius 2 taškus. Štai taip, ir toje Belgrado karštoje atmosferoje pasižymi Sirvydis. Perdavimai eina būtent Tyreekui Džounsui. Monstras, 7 taškai, 10 naudingumo balų. Ulanovas prašo kamulio. Į silpnoje gynybos pusę buvo siunčiamas kamuolys. Metas Mitchellas! Turėjo, atrodo, būti Smailagičiui, bet Smailagičius net nesitikėjo to kamulio. Taip, čia galėjo galbūt ir pats mesti Francisko. Matom, kad dabar viską keičiasi. Dovydas Giedraitis kažkiek yra pagalboje. Čia po driblingo staigiai ataku. Dabar Walkeris žaidžia prieš Isaiah Maiką. Daug aukštaugiai iškart pasitinka Lonnie Walkerį toje susikeitimo situacijoje. Tyreekas Džounsas dirba su Lonnie Walkeriu. Arčiau krepšio Walkeris, metimas pirmojo bandymų tikslo nepasiekė, antroju blokuoja Lonnie Walkerį Partizano aukštaūgis. Ir čia, kam atiteks kamuolys, chaose laimi Kauno Žalgiris. Ir aišku, visą laiką iš vis be keitimų, na žinom, kiek dar kontakto. Kaip yra Isaiah Maikas. Taip, dviese kol kas žaidžia, žinom, kad kiek jisai tikrai gauna daug dėmesio, tikrai puikus fiziškai pasirodo, puikiai fiziškai. Laiko dar vienam varžovų išpuoliui. Mitchellas iki galo, metimas netikslus, bet su kamuoliu ir toliau Žalgiris. Lonnie Walkeris staigiai išmeta kamuolį. Sirvydžio reidas galėtų būti pamoka Kauno Žalgiriui, kaip kantrybė gali duoti gerus rezultatus. Tada sulaukia geresnio, tinkamesnio išsikeitimo varžovų gynyboje. Bet ar čia tik nebus pražanga puolime? Igno Brazdeikio veidas viską pasakė, kad ten nebuvo iki galo legalu. Bet nepaprastai įspūdinga. Alkūnę leisdamas jis pataikė. Taip, taškai nebus įskaityti, toks yra teisėjų verdiktas. Šia komanda irgi nelabai įprastas reiškinys. Taip, per abie ekipas turim vieną vietinį žaidėją, tai yra Vanija Marinkovičių. Kuris irgi iš bėdos pasirodė. Menekas laisvas, iš toli atakuoja ir pataikė. Šį Karlikas Džounsas, 2 nedidukai žaidėjai, 2 super greitį turintys krepšininkai, bet koks yra Francisko greitis. Išties įspūdingas kol kas pasirodymas, net gerokai neįsivažiavus antrajam kėliniui. Taip, ir 2 taškai iš 7. Čia Tylikina vos nepameta kamuolio, toliau tęsiasi Partizano ataka, Sterlingas, Braunas. Daugiau universalesnis, bet man kol kas Laurynas Birutis, tiek ir Ignas Brazdeikis dar negavo žaidimo minučių. Francisko iki galo dar. Taip, tikrai kol kas Francisko tie metimai iš po krepšio, netgi kažkiek pradės pasitikėjimą, nes tuos metimus visus arba blokuoja, arba klaidas daro Francisko. Tylikinai palikta erdvė, čia Dwaynas Washingtonas pasirodo ant parketo, jo pirmas Francisko. Per Dwayno Washingtono rankas metimas netikslus kamuolį ima Metas Mitchellas, Smailagičius šubdina vieną kitą varžovą iki galo. Puolime neatsikovoja, dabar jau greitesnė Partizano ataka, ieškomas pranašumas.
Erikas Džonsas prieš metą Mičelą. Tilikina. Galbūt klaida, praleidimas ir jau 8 taškų rekordinis Partizan pranašumas. Kaip svarbu nepaleisti dabar varžovų. Vėl pabandyti atrasti ritmą puolime. Lonnie Walkeris pataiko. Giedraitis. Žaidė jis pirmas 7 rungtynių minutės, po to buvo pakeistas. Jis net nemetė į krepšį, daugiau tai dirbo gynyboje, čia Walkeris. Po driblingo jis atakuoja, susikuria savo progą ir Džonsų. Ir atrodo, Balšako Privicos nelieka. Taip. Frenkas Nilikina aikštėje taip pat. Ir čia greitas metai pakeitė užtvaros kampą, matėm, kad Alvinas Britas nespėjo sureaguoti. Dabar Lonnie Walkeris prieš save turi Sterlingą Brauną, dar vienas jo metimas neįtikėtina. Jam tikrai patinka žaisti Belgrade tokioje arenoje. Taip, iš karto užsivedė, taip. Čia žaidimo epizodai atrodo gražesni, atrodo toks gynybinis žaidėjas kaip Dovis, gauna dabar pamokėlį, užkirtiko Džonsas tą Alkūnytę. Giedraitis galėjo atsakyti irgi savo metimu, nepataiko ir Ulanovas. Čia Brady Menekas. Dar vienas pramestas metimas, na galbūt dabar jau Birutis grūsta kamuolį. Toliau kaip, bet kaip. Gavo tikrai ir Laurinas Birutis tikrai puikiai padirbėjo šios atakos metu. Na, maksimalios pastangos, ką kalbėjo ir Andrėja Trinkieri. Čia gali būti ir susitarimai. Lonnie Walkeris. Dar vienas jo metimas. Nedengiamas atrodo yra šis metimas. Klausimas tik ar pataikys ar nepataikys Lonnie Walkeris. Čia kaip kamuolį. Perdamas iš rankų į rankas Lonnie Walkeriui. Walkeris vėl su kamuoliu. Prieš jį Braunas. Menekui buvo statyta užtvara. Birutis žaidžia kantriai. Toliau suka kamuolį. Kaip žaidžia Partizanas, atsisakyta kelių gerų metimų. Na taip, čia žalgiriečiam pasisekė. Čia Dovydo Giedraičio perimtas kamuolys. Jeigu jie nenori atakuoti, Žalgiris tada pasirūpins, kad pats bandytų užpulti, bet čia prastas kamuolys tokioj situacijoje. Na, nedovanotinės klaidos. Partizanas tik antrą kartą suklydo. Čia atrodo turėjo šansą greitajam puolime, užbaigti žalgiriečiai, bet to gauti 2 taškai atgal. Bet kiek šiandien daug tokių pamušimų iš Partizano. Menekas laisvas iš kampo. Ir kai tikrai tų progų yra, žalgiriečiai jas puikiai pasinaudoja. Netgi šiek tiek tave pataisysiu. 8 tritaškiai iš 17. Ojojojojoj. Va yra svarbu kitų žaidėjų indėlis. Giedraitis prieš jį Dwaynas Washingtonas. 7 sekundės Žalgirio atakai, reikės jau greitesnių sprendimų. Giedraitis žaidžia iki galo. Nors yra daugiausiai varžovo pražangų išprovokavę Žalgirio žaidėją. Taip, Lonnie Walkeris. Walkeris prieš šitą Erikas Džonsas iš karto puola netgi kelių žaidėjų pastangom Lonnie Walkerį ir taip pat... Čia nespėjo gaina žalgiriečio greitą ataką. Dovydas Giedraitis. Puikus jo perdavimas Laurinui Birutui. Tilikina. Pataikė jis porą tritaškių metimų. Minėjome, kad gerą procentą turi Eurolygoje. Giedraitis tikrai gynyboje jau praleido ne vieną ir ne 2 turbūt metimus, ne pačios sėkmingiausios jo. Ir čia pakankamai gera gynyba buvo prieš Tariką Džonsą, žaidimo nugarą į krepšį. Čia Dovydas Giedraitis. Taip, Aizakas Bonga dabar dengia Dovydą Giedraitį, pirmoje rungtynių pusėje jis dengia Lonnie Walkerį. Taip, Dovydas Giedraitis. 3 taškai muštynė su Madrido Real, tai galima sakyti, kad neaišku, kaip ir būtų tos būtent Eurolygos finalinis ketvirtas Kaune. Vienas geriausių visų laikų lanko saugotojų, dabar tiesiog prieš greitesnį prancūzą nesugebėjo apsiginti. 10 jo taškas, čia Brianas Dansonas pakeitė Lauriną Birutį. Trumpo nusileidimo situacija, toliau kamuolys turi judėti. Giedraitis! Toliau trečias. Čia Francisko išeina į aikštelę. Tilikina meta iš 2,5% metikas, bet Tilikina niekada nepasižymėjo gerų metimų, bet šiandien jis pataikė. Taip ir na, visiškai jau laisvas buvo ir čia tikrai dar viena komandinė klaida žalgiriečių. Jeigu tai, aišku, yra Žalgirio rizika, jį visiškai nepasiteisino šiandien. Walkeris, jo metimas iš... Moka ir ką jisai užsinori šios rungtynės, ar tai tuos perdavimą, ar tai žaismės prieš vieną ir mes metimus. 6 jo 38. Čia Bonga atlieka, juos pataikys. Na kągi, toliau 30 konkursas tęsiasi. Na taip. Gerai, kad turime vieną labai rimtą konkurso dalyvį. Taip, žalgiriečių pataikė jų 4-5. Lemo Kauno Žalgiriui 13 taškų jo sąskaitoje. Taip, turime, kad Walkeriui neleidžia žaisti 1 prieš 1. Na, čia pasitikrino karštį, kaip mėgsta sakyti Tilikina. Ir iki galo nėra įkaitęs. Čia... 6 žalgiriečių tritas. Minučių žaisti šios dienos rungtynėse. Taip, buvo 13 prieš Panathinaikos. Taip. Po
sukūrinėja Arena ir Grobarė arba duobkasiai serbiškai. Tai yra iš tikrųjų Pasiekrinukas, jo universalumas, jo tas darbas gynyboje tikrai labai daug atnešdavo naudos žalgiriečiams. Metas Mičelas gauna bloką jis. Iš karto susispėtė spiečių žaidėjų prie Meto Mičelo, atsidūrusio prie žemesnį Karliką Džonsą. Kol kas 4-0 atkarpa žalgiriečiai be Lonnie Walkerio. Ir 7-0 taip. Reikiuoti, leisti žaisti ir improvizuoti Francisko. Žingsniukas į šoną. Francisko iš toli netiksliai kova dėl kamulio. Smailagičius. Čia už išradingumą galima duoti papildomų balų, bet nepavyksta išsaugot kamulio. Čia Aisakas Bonga deda. Priešai kol kas 11-0 pralaimė tą atkarpą Deividas Sirvydis. Kilo jis aukščiau tritaškio linijos. Čia ir puolime. Taip, puolime. Smailagičius, prieš jį Karlikas Džonsas. Čia Deividas Sirvydis. Pamėgas Smailagičius, koksai blokas. Perimtų estafetės lazdelę iš Walkerio. Taip, būtent. Francisko. Čia pražanga kita prieš Silveno Francisko. 3 minutės. Ir tą gali padaryti tik baudų metimai. Žalgiris nebepataikė. Taip. Silvenas Francisko prameta abi baudas. Žalgiris turi kamuolį. Turėjo kamuolį ir vėl turi kamuolį. Taip. 10 sekundžių atakai. Na, ne pats blogiausias dabar variantas, nes galima deginti likusį laiką. Francisko iš toli. 3 taškai. Kojimas už tvoromis. Karlikas Džonsas sustabdo tą perdavimo liniją. O, be pražangos. Čia ne NBA. Na, iš kitos pusės ir NBA tokia pražanga tau nieko tokio lengvo neduotų, bet čia tiesiog kabinosi rankomis į varžovą ir nesusirinkti taškų baudų metimais, gal buvo viskas pagal planą. Nu taip. Kančioje varžovo atakoje. Ir atrodo vis. Dansonas po susikeitimo liko prieš jį. Dwaynas Washingtonas neatakavo žalgiriečio. Washingtonas dabar bandymas tą daryti. Aukštą trajektoriją išmestas atsipalaiduoti nuo varžovo. Tikra užtvara. Ir prieš Bongą Francisko. Kaip gerai apeina. Walkeris laisvas, visiškai laisvas atakuoja iš toli šiandien. Ne vieną sunkesnį metimą pataikė jis. Ir čia greita ataka ir 2 taškai su pražanga. Čia artimesnių distancijų metimų bus gerokai sunku. Čia 11 cm skirtumas tarp žaidėjų. Ulanovas laimi ginčų kamuolį. Walkeris. Washingtono gynyba prieš Lonnie Walkerį. Dar vienas žaidėjas prieš Žalgirio amerikietį. Čia atrodo suklumpa Lonnie Walkeris. Įdomu, kas atsitiko Francisko. Jį pataisyti, bet to nepavyksta. Walkeriui ten ant atsarginių žaidėjų suolo buvo ir masažuojama ranka čia. O individualių tritaškių ir 10-0 spurtavo Partizanas, lipo iš duobės. Rungtynės išsipildė. Ir ko dabar Žalgiriui reikia apsiginti? Praktiškai kiekviena pakankamai daug jų prieš rungtynes. Silvenas Francisko pataiko vieną iš 2 baudų metimų. Čia yra pražanga prieš. Beje, apskritai tarp lyderių pagal išprovokuotas pražangas. Tiek darai prasiveržimų ir tiek eini galbūt kažkiek tie traumos ir šiaip galbūt tą ritmą kažkaip prarado. Čia Edgaro Ulanovo pražanga. Šiandien varijuoja nuo tikrai akivaizdžių pražangų ir kietų pražangų iki... Kur čia buvo pražanga, Tomai? Tu esi krepšį. Ir ta Edgaro Ulanovo pražanga. Komanda. Pataikė ir 8 dvitaškius. Francisko. Štali meta jis. Dar vienas atkovotas kamuolys puolime ir čia Aisakas Bonga. Kas per 18 minučių žalgiriečiai pataikė vienintelį. Bus pastebėjimas, Tomai. Žalgirio pusėje baudų metimais. Taip, Silvenas Francisko pataikė tą tritaškį metimą, ar ne? Taip. Ir baudos kol kas yra tai, kas leidžia jis. Tikrai yra labai daug pagalbų. Matom dabar lygiai tas pats ir panašias pagalbas taiko žalgiriečiai, bet čia puikus Davido Geraičio pagalba. 2 sekundės. Aisakas Bonga juda arčiau krepšio ant laikui. 4 sekundės atakai. Lykina. Atgal Dwayne'ui Washingtonui. Washingtonas nepataiko. Kamuolį nusiema Ulanovas. Walkeris. Įsibėgėja jis, žaidžia iki galo, taškai nuo lentos. Karlikas Džonsas. Įmanoma pelnyti tritaškį ir čia gerai, kad kamuolį taip nusiema Žalgiris. Giedraitis. Perduoda jį Francisko. Francisko Menekui. Menekas staigiai iš toli. Nepataiko jis su kamuoliu. Yra Tilikina. Laikas senka. Žalgiris dar nefiksuoja pražangos. Taip. Perimtas kamuolys. 10 sekundžių. Walkeris užsimoja, deda.
Žalgiris buvo netoli ir trigubo dviženklio. Na, čia nepavyksta komentatorių prakeiksmų jo nubausti. Žalgiris sugeba labai gudriai persvarti kamuolį. Walkeris nėra taškų iš jo. Dunstonas meta kamuolį į užribį ir tai yra viskas. Kauno Žalgiris negrįžta į pergalių kelią, pralaimi jis karštoje Belgrado atmosferoje. Čia Željko Obradovičius.